Šiandien žiniose matysite, Panevėžyje populiarėja darbo mugės. Gyventojams baigtos teikti rinkėjų kortelės. Mieste sparčiai mažėja sergančiųjų gripu. Panevėžio teritorinėje darbo biržoje vis dažniau organizuojamos darbo mugės. Darbuotojų ieškantys darbdaviai, nenorėdami, kad jų laiką gaišintų biržos siųsti bedarbiai, pageidauja darbo jėgą išsirinkti tiesiog čia pat. Panevėžio darbo biržos darbo rinkos paslaugų poskyrio vyriausioji specialistė Lidija Mataitienė teigia, kad darbo mugės priimtinos ne tik darbdaviams, bet ir bedarbiams, nes jiems nereikia važiuoti pas potencialų darbdavį į pokalbį, kurio kartais vieno ir nepakanka. Ieškantieji darbo sutaupo pinigų, ypač kai darbuotojo ieškanti įmonė įkurta ne Panevėžyje. Tokie renginiai kaip darbo mugės, tai yra darbo atranka, tokie renginiai pas mus būdavo organizuojami, gal tik ne taip intensyviai, o dabar jie labai populiarūs, todėl kad tai yra naudinga ir darbdaviui, ir pačiam bedarbiui, asmeniui ieškančiam darbo. Kadangi, sakykime, darbo vieta paskelbta kažkur tai užmiestyje yra, ne pačiame mieste, yra problematiška nuvažiuoti žmogui, kadangi visur kainuoja pinigėliai, o čia žmogus atvyksta paskirtą dieną, paskirtą valandą, patalpa, šiltai sėdė, tiesiog atvyksta darbdavys ir jo metu darbdavys išsirenka jam reikalingą specialistą. Kažkokios tai, sakykime, kai sako, galbūt pažeminimas, tikrai taip nėra, kadangi mes renkam pagal darbdavio pageidavimą būtent specialistus. Sakykime, renkame pardavėjus. Tai būtent ir yra surenkama grupė asmenų, kurie turi pardavėjų išsilavinimą, dirbę pardavėjų ir atvyksta darbdavys ir renkasi pardavėją. Jeigu renkam valytojas, būtent sukviečiame žmonės, kurie ar tai yra baigę valytojų kursus ar kažką tai panašiai, bet nėra taip, kad kažkokia bendra grupė būtų, tikrai taip nėra. Mugėse darbdaviai renkasi įvairius darbuotojus, pradedant valytojomis, baigiant interneto parduotuvių kūrėjais. Tačiau Lidijos Mataitienės teigimu, daugiausia darbo atrankų organizuojama prekybos darbuotojams, pardavimų vadybininkams, o tam įtakos turi paties Panevėžio kaip prekybos ir paslaugų miesto statusas. Galbūt truputį sunkiau yra, truputį problemų yra renkant draudimo vadybininkus, kadangi draudimo vadybininkas vis vien yra toks specifinis darbas, tai, sakykime, galbūt yra truputį sunkiau rinkti. Galbūt, kur yra specifiniai reikalavimai, sakykime, laisvai mokėti anglų kalbą. Turime gal kažkiek tai sunkumų, bet tai irgi tikrai darbdaviui padedame susirasti jam reikalingą specialistą. Tikrai toks renginys yra naudingas tiek darbdaviui, nes nevaikšto žmonės pas jį, kai nuo ryto iki vakaro jau paskirtą dieną renkasi, ir pačiam žmogui, kadangi, kai sakiau, atsižvelgianti tai, kad gal jis neturi pajamų, tiesiog nereikia niekur važinėti ir tiesioginio pokalbio metu kažką tai nutarė. Darbdavys atsirinkę žmonės antram pokalbiui ar tolesniai atrankai, jau žmonės kviečiasi pas save į ofisą ar kažkur pas save į patalpas ir tikrai rezultatas yra. Šiemet vasario 1 dieną, palyginus su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, Panevėžyje naujų darbo vietų įregistruota gerokai daugiau – 701, pernai tokių buvo 407. Iki vasario 1 mieste įdarbinti 644 gyventojai, o tai beveik dvigubai daugiau nei praėjusiu metu vasario 1 dieną. Vasario 19 dieną šeštadienį būsimiems savivaldos rinkimų rinkėjams buvo baigtos teikti rinkimų kortelės. Tiesa, šiemet rinkimų korteles nešioję darbuotojai darbo turėjo mažiau, kadangi nuo praėjusių rinkimų panevėžiečių sumažėjo kone 3000. Apylinkių komisijos baigė nešioti rinkėjų korteles. Palyginus gana didelis skaičius, apie 12% liko neįteiktų. Bet šiais metais tokia yra naujovė, kad rinkimų dieną, sekmadienį, su savim tos rinkėjų kortelės nebūtina turėti, kaip būdavo reikalavime prieš tai ankstesnėse rinkimuose. Su savim būtina turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Rinkėjo kortelę būtina turėti tuo atveju, jei rinkėjas nori dalyvauti išankstinėme balsavime, kuris vyks jau šios savaitės viduryje. Trečiadienį, ketvirtadienį vyks išankstinis balsavimas miesto savivaldybės patalpose nuo 8 ryto iki 20 valandos. Kas ruošiasi išvykti arba yra atvykusių svečių, gali ateiti į savivaldybę prabalsuoti, bet čia jau su savim reikia turėti ir kortelę rinkėjo. Jeigu
kažkokiu dėl įvairių priežasčių, jeigu negavote jos, tai paprasčiausiai galima ir pačiam atsispausdinti ją Vyriausios rinkimų komisijos puslapyje, arba ir čia atėjus irgi bus galima ją atspausdinti ir turėti su savim. Taip pat nuo trečiadienio prasidės balsavimas ligoninėse, slaugos ligoninėje, Švento Juozapo globos namuose, pataisos namuose. O sekmadienį nuo 7 ryto jau laukiame apylinkėse. Tik tai noriu dar pažymėti, kad apylinkėse prašome balsuoti tuose, kuriuose jau esate deklaravęs savo vietą. Kitoje apylinkėje nebus galima balsuoti. Savivaldybių tarybų rinkimai vyks jau šį sekmadienį, vasario 27 dieną. Panevėžio visuomenės sveikatos centro duomenimis sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis Panevėžio apskrityje ir toliau mažėja. 7 šių metų savaitę bendras sergamumas gripu ir peršalimo ligomis Panevėžio apskrityje siekia 59 atvejus 10 000 gyventojų. Didžiausias sergamumas praėjusią savaitę buvo registruotas Panevėžio ir Kupiškio rajone, atitinkamai 68,8 ir 68 atveju 10 000 gyventojų, o mažiausias buvo užregistruotas Pasvalio ir Panevėžio rajonuose, kur buvo 42,3 ir 43,8 atveju 10 000 gyventojų. Iš viso Panevėžio apskričiai 2010-2011 metų sezonui buvo skirta per 8 000 sezoninio gripo vakcinos dozių, kurios naudotos rizikos grupių skiepijimui. Panevėžio apskrities asmens sveikatos priežiūros įstaigos 2010 metų lapkričio-gruodžio mėnesį dar papildomai gavo 612 sezoninio gripo vakcinos dozių. Centro duomenimis iki šių metų vasario mėnesio jau yra sunaudota daugiau nei 92% sezoninio gripo vakcinos dozės. Primename, kad Panevėžio mieste gripo epidemija atšaukta jau nuo vasario 16 dienos. Visą šią savaitę prekybos centre Bikuva panevėžiečių laukia net 20% nuolaida visoms dušo kabinoms. Siūlome asortimentą didžiulį, ne tik kinietiškų, bet ir čekų, tai yra vako, dušy, švedų. Galit įsirinkti ar su masažu, ar be masažo, aukštu ar žemu padu. Prekybos centre Bikuva profesionalūs pardavėjai konsultantai kiekvienam pirkėjui parinks jam optimaliausią variantą. Juolab, kad čia prekiaujama įvairiausiamis dušo kabinomis, kuriuose galima ne tik mėgautis apšvietimo subtilybėmis, bet ir klausytis muzikos. Galima įsirinkti ar su sėdynė, ar be sėdynės. Daugiau seniems žmonėms siūlome žemesnių padų, kad galėtų įlipti, atsisėsti, atsiremti. Taip pat yra radijas, ventiliatorius, šviesos, mažutės šviesos, mėlynos, baltos gali jos būti. Taip pat apšvietimas viršuje. Taip pat taikome kinietiškom 1 metų garantiją, švediškom 2 metus garantiją. Garantinį laikotarpį pats tiekėjas atvažiuoja, sutvarko. Plačiausią dušo kabinų pasirinkimą rasite prekybos centre Bikuva, esančiame Ramygalos gatvėje 147B.